labas šaltas vakar. Dar kuro parašinėkit, na. Sveiki susirinkę į trečią Pelenę princesę apžvalgą. Šiandieną mes turėsime mano nemylimiausia, bet aš jos mylimiausias buvau, atsimenu. Tai Dobeliuką. Nuostabiausia Dobeliuką. Gražuolė gulbė Dobeliukė. Bus daug cringe'o, bus daug nesąmonių, bus daug visokių dalykų. Tai žinau, kad jūs jau pradedat vėl į jūsų kūnus įsismelkia tas cringe'as ir jums jis pradeda patikti. Tai labai džiaugiuosi. Šiandieną jo paduosim normaliai. Tai prasme, dėsim cringe'o normaliai. Bet prieš varant pasisemti šiupeliais cringe'o, mums reikia padaryti ką? Jūs puikiai žinot. Laikas, komentaras ir subscribe'as, jeigu nesate to padaręs. Šitą dalyką padarom, visi esame atskaitę, ranką paspaudžiam, viens kitam dėkui, malonu, dėkui tau, dėkui, visiems dėkui, labai ačiū, buvo labai malonu. Beje, kaip visada noriu priminti, kad trečiadienį, rytoj įkrenta naujas podcastas, prieš paskutinis podcastas, dėl ko prieš paskutinis, žodžiu, atvarysit, pamatysit, sužinosit. Nu tai atvarykite Contribui, jeigu norite, aišku, pas mane ten darom dabar realybės šou latvišką tokį, vasarą apžvalgos, kaip ir minėjau, Contribui tikrai tęsis, vasarą apžvalgų čia nebus, bet Contribui apžvalgos tęsis, galvoju gal daryti vieną paimti šou net iš Netflix'o iš tikrųjų ir pažiūrėti tokį angliškai. Labai gerą šou, tai matysim, kaip ten kas vyks, viskas bus paaiškės vasaros eigoje, bet žodžiu, atvarykite Contribui. Na, o šiandieną, kad aš jau taip esu spalvingai, gražiai gelsvai apsirengęs, noriu pristatyti mūsų spalvingą, gražų ir gelsvą epizodo partnerį Seilį. Seilį yra SIM paslauga, kuri padaro mano gyvenimą lengvesnį, taip pat ir jūsų, jeigu jūs kažkur planuojate keliauti, gali lengvai padaryti patį lengviausią gyvenimą ir jums suteikti internetinius duomenis. Tai viskas, ką reikia padaryti, parsisiųsti Seilį programėlę, ją įsirašyti, pasirinkti šalį, kurioje esate, pasirinkti norimą duomenų paketą ir įvesti mano nuolaidos kodą, kurį matot prieš save, jis yra Davidas Benz, jums suteiks ekskliuzyvinę 15% nuolaidą, būtent mano apžvalgų žiūrovams jis yra skirtas, tai pasinaudokit juo ir turėkit internetinius duomenis. Atsiminkit, kad Seilį jums tiesiog suteikia, laisvumą, saugumą, be abejonės ir visus kitus dalykus, nežiūrėkit Seilį. Jūsų nieks neapgaus, kai bandysit nusipirkti kažkokią internetinę kortelę. Seilį jums praneš, kai baiginėsis jūsų internetiniai duomenys, dėl jūs būsit saugus ir ten nebus, kad kažkaip be interneto liksit, kažkur varot, čiukšt išmeta, o nebedaug liko, pasipildai. Taip pat Seilį galite realiai susiaktyvuoti jau būdami Lietuvoje, išskrisdami iš Lietuvos ir jau ten nuskridę išjungsit skrydžio režimą ir turėsit internetą, galėsite išsikviesti taksi, pasižiūrėti žemėlapį. Nu žodžiu, tiesiog paprastam tokiam mūsų gyvenime, kur reikia šitų paprastų funkcijų, Seilį yra nuostabiausias pagalbininkas šitą vietą, tai nepraleiskit progos ir pasinaudokit išskirtinių kodų, bei parsisiųskit Seilį programėlę. Nerūpestingas gyvenimėlis. To jūs vyksiu ir lengvam kūno pasitobulinimui BBL-ui, tai kad BBL, Big Black Dick. dar geriau viskas gulėtų ant šito nuostabaus kūno. Susitikimas su mėgstamais atlikėjais. Labas! Ir nenugalimas smalsumas. O čia jie tikri? Visą tai jau netrukus realybės šou Pelenė princesė. Gerai, važiuojam. Susipažinkime su šios dienos mūsų nepaprastomis herojė Pelenė Viktorija. 3 vaikučių mama, kuri pavargsta nuo namų ruošos, ūkio darbų ir sunkaus likimo, kuri tik dabar pati savo pradeda pripažinti. Jos šeimai tenka auginti mažą angelėlį su didelė negale. Sveiki, esu Viktorija, man 33 metai. Gyvenu su 3 vaikais ir vyru. Vienmetė mano, beveik. Ūkelį tokį menką, kaip sakant, bet vis tiek turim vištyčių, gaidžiukų, šuniukų, kačiukų. Ir vaikam jau irgi vienas vyriausias jau 17 bus, Oi, tai jau mažiukas 4, vidurinis 11. Sunki labai tema mūsų šeimai. Ir kartais net nenoriu. Aš dabar tik tai pradėjau apie tai kalbėti, kaip ąžuolui vos suėjo 4 metai. Aš niekada niekam nesakiau, kad mano vaikas yra su negalia. Niekada. Nes ant jo akivaizdžiai nesimato. Dabar tik tai pradėjau garsiai kalbėti. Okay. Tik tai dabar pradėjau garsiai kalbėti. Parodys tą ąžuolą ar ne? Iš pradžių galvojau, čia kreiptis gal kažkur, tai valstybė ar dar kažkur tai. Bet labai bijojau, nes man buvo labai gėda.
antiek buvo gėda, kad kodėl aš taip turiu gyventi, jeigu aš galėčiau, atrodo, kad lakstytų tas lėliukas, visai būtų kitaip. O jūs įsivaizduokit, visą laiką jisai ant rankų. Aš tų rankų jau nebejaučiu. Oi, Šiaip tai vargšė moteris tikrai. Šiaip man visada, aš nežinau, ar jūs esat kada pagalvoję, nes mes būna pakalbam su Hebra visokiais įvairiais klausimais. Ir šiaip kažkada pagalvoju, blem, kaip iš tikrųjų būtų sunku turėti, sunku auginti neįgalų vaiką, tarkim, kai gimtų su negalia kažkokia. Nes tu tiesiog, mes turėjom kaimyną, tokį, buvo 2 broliai, dvyniai, ir jie abu susirgo meningitu. Ir vienas brolis liko užstrigęs ant kokių 10 metų, nors jam yra 40. Jisai, tipo, protauja, daro dalykus ir taip toliau, dar ir dabar yra kaimynai, ta prasme, jie pas mano tėvus ten prie namo gyvena šalia. O kitas brolis nepavyko jam ir jisai realiai gulėjo lovai iki 35 metų ir jisai paskui pasimirėjau. Ir blemba, ir man kažkaip, aš kai žiūrėdavau tą kaimynę ir tu toksai tiesiog supranti, kad jinai niekur negalėdavo išvaryti absoliučiai, niekur, net, aš kalbu net iki parduotuvės, jeigu važiuodavau, tai važiuodavau 5 minutėm. Ir vis laik kažkaip aš susimąstydavau, kad šiaip pirmiausia didelė pagarba šitiems žmonėm už tokią kantrybę ir stiprumą vidinį. Aš manau, jiems žiauriai sunku yra ir jie labai turi kovoti su savim ir šiaip, kad nepasiduoti. Tai pirmiausia pagarba, bet ir tada atėdavo ta mintis, kad pizda, kaip sunku iš tikrųjų turėtų būti, taip gyventi, auginti tokį vaiką, nes vis tiek tavo vaikas tu jį myli. Tai kažkaip jo, pagarba šitai moteryti iš karto. Mieloji, pirmas žingsnis visada yra pripažinimas savo. Tai jau labai didelė pagalba mūsų nerviniams ląstelėms. O čia mūsų princesė Dovilė, pasaulio pilietė, skraidanti tai šen, tai ten. Bet kažkam jau palengvėjo, nes kažkas užaugino šitą jau. Gerai, gal ir labai blogas bairis, bet džiauriai tiklas. Ir nuolat ieškanti vietos pasaulyje. Labą dieną, labas vakaras. Mano vardas Dovilė. Pasas rodo 30, bet veidas. Veidas 53. Kokius 25. Esu iš Kauno, bet aš kaip save vadinu pasaulio pilietė. Turiu charizmą, tokią, esu truputėlį išplaukus. Gal kartais kažką pasakau ne laiku ir ne vietoj. Bet manau, ta priežastis. Žinot, kur būna kurva balta spalva, ne? Blet, balta spalva, ką aš žinau. Balta tiesiog spalva yra. Žinot, kaip atrodo balta spalva. Bet kaip kurva tas daktaras, kuris jai sudėjo tuos dantis, pralenkė net baltą spalvą, ta prasme. Šitie dantis baltesni net už Michaelą Jacksoną, ble. Kuris jau buvo pralenkęs baltumo spalvą žmogaus odos. Kas įdėjo, ble, tai Michaelą Jacksoną į tą burną. Šiaip man juokingai yra esmėsai, man su Dovilė, tai pizda, kokį bežiesi projektą, aš garantuoju, kad jinai turi pasirašęs tiesiog visur tą pačią pradžią, sako. Aš iš Kauno, bet šiaip esu pasaulio pilietė. Pasaulio pilietė dėl to, kad Dubai, blėt, su seniais iš jachtų ant pilvo šokinėja. Ir dar turėtų pasakyti tikrai, kad yra atlikėja, kad yra aktorė, kad yra šokėja, kad yra, kas dar ten, blėt, verslininkė. Dar bus šita dainelė 100%. Tas charizma ir patraukia žiūrovą. Ir taip pat reikia visada atrodyti gerai. O išvaizdoj, tai turbūt krūtinė, kas patraukia ir žiūrovą, ir žiūrovę. Tai iš visų mano veiklų, iš tikrųjų, išskirti vieną galiu muziką. Aišku, dabar truputėlį susistojus ties tuom, nes muzika yra reikalaujantis toks labai daug investicijų dalykas, ne? Bet kur mano siela dainuoja, kur mano širdis dainuoja, kur aš atsiveriu muziką, scena, kai matau tas klausančių žmonių akis, tai čia yra mano pripildantis sielą dalykas. Oi, tai mūsų visų akys į tave, mieloji. Čia jinai kaldra pisus.
paklodė žmogus apsiviniojęs. Mergos, jūs man pasakykit, kurva, arba Verna, jūs man pasakykit irgi. Ar esat matę, kad nors savo mergą, blėt, savo paną apsiviniojusią paklodę, nahui, hatai? Paklodę. Kurva. Priimė, tu, blėt, gali lovai, jauti kažkas, nahui, tai kočiu. Ką darai? Daug, blėt, paklodė daug apsiviniuoti. O kodėl Dovilė irgi nerodo savo chatos, man įdomu? Kodėl nuomotai chatai paklodė, blėt, apsiviniuosi? Laukiam Lakštingalos dainos. Tau tai tik tiek. O kažkam čia svajonių gyvenimas. Kažkas net laiko pasidažyti neturi. Jeigu pasidažai vieną kartą į pusę metų, tai pati paskui nesinori nusiplauto makiažo vakarė nuėjus miegoti. Nes, tikrai, ne. Galiu pasakyti, kad pelenė atrodo geriau nei Dovilė šiaip jau. Ten dažytis, net ir galvos plovimas yra pakankamai... Galva išplauta tvarkingai. Retas, nes tu tai įlendi į dušą ir išlendi, nes, kitaip neįmanoma. Manikiūrą leidau savo pasidaryti, tai turbūt kokį įtas, kad tu priauginimas. Bet namuose ir nieko nedaryt. Mano mylimiausia procedūra yra plaukų priauginimas, nes suteikia, nežinau, tą tokią karūną tie plaukai. Ir iš dalies kaip ir galėčiau būti princesė, bet su savo gyvenimo ritmu ir pelenė, bet kiek laiko praleidžiu tuose visokiuose grožio salonuose, turbūt daugiau negu pelenė. Oi, suprantam, nelengvas tas princesės gyvenimas, visada reikia gerai atrodyti, vien sniego baltumo dantukų nepakaks. Tai gal eikime prie reikalo ir aprodykite tas valdas, kurias užleisite viena kitai. Va, turiu šito biški garderobo. Čia man taip, ką žinau, turiu aš čia jo. Bet nespėju, kada apsirengti. Taip ir kaba. Keista, aišku, tas irgi toks pasiteisimas. Nespėju apsirengti, nespėju galvas įsplauti, biškai man visą laiką skamba įdomu. Šiaip čia, man atrodo, šiaip žmonės turi tą tokį, arba, ir aš visą laiką galvodavau, arba čia, kad nori pabrėžti, kad jau čia labai atseit užsiėmęs, nors iš tikrųjų gal labiau tiesiog prisitingi tada. Ai, aš nespėju. Čia žinot, kaip influenceriai. Nespėjo net pavalgyti šiandien. Blet, ką tu nespėjai? Tipo, ką tu nori pasakyti 24 valandose, nėra pusę valandos pavalgyti? Neapisprot. Ir tikrai, valgiai tu, blet, tik tai, nieko nespėjo šiandien net pavalgyti. Tai man gal tos atės iš influencerių, kad, tipo, va čia, nespėjai, galvos, tarkim, įsiplauti tą pelenę, arba nespėjai apsirengtų drabužių. Plecha. Manau, kad spėtum, jeigu norėtum. Kalbos apdulkėjusios ir tos, nes neturiu aš kada apsirengti. Bet šiaip yra gražių labai drabužių. Turiu ir biškį ir firminių drabužių. O čia yra geriausia dalis. Va taip va. Čia kaip mano spinta. Niekada neprieinu, nes neturiu tiesiog laiko. Gerai, žinau, kas mane jau dabar erzina ir kas erzins toliau, tai tas neturiu laiko. Kartojam. Dabar ir 4 lentynos. Savaitė yra 5 dienos. Per 5 savaitę... Blet, debilas, aš 7 dienos savaitė, bet 5 darbo dienos yra savaitė, ne? Dabar kiekvieną darbo dieną prieėjus prie lentynos, pirmą matau viršutinę lentyną užtruktų sulankstyti maždaug apie, 5 minutės. Antrą, gal apie 8 kokias. Ir yra 4 ar 5 lentynos. Per 5 dienas, 5 paras, ar nebūtų 20 minučių sulankstyti spintai? Neprieinu, bet jų čia yra milijonas drabužių. Manau, kad būtų. Bet sakau, aš jų neturiu kada užsidėti. Tai sveiki atvykę į mano laikinus namus, nes... Bet šiemet va kaip daro, tai viskas aišku, šiemet kaip daro, nes pernai metais tai visi išpyzdavoja, lanką atsimenu už šitą reikalą. Nes aš nebūdavau tiesiog nuoma, kur vieną dieną ten nuoma, ten kur fotkina, ten fotkinas pusnuogės panus pastoviai ten butas su džekuzi. Blet, kas turi butas šiaip su džekuzi prie lovus? Neturi niekas. Ir tokiuose butose būdavo tos tie filmavimai. Tai išpyzdavo visi lanką, kad ir tiesiog mesdavo nuorodas, kur gali išsinuomoti tą chatą. Tai šiemet jau yra pasakyta visoms sveiki atvykę mano laikinuosius namus. Benamiai, kurva. Benamiai tu esi, Originalūs namai vis dar rekonstrukcijose. Eik, blėt, rekonstrukcijose. Kažkur gyventi reikia. Jokių vyrų pas mane nepamatysit. Jokių daiktų nepamatysit vyriškų. Nes tas greitas gyvenimo būdas nėra laiko santykiams, yra laiko tik darbui. Mėgstu tokius klasikinius, oficinius drabužius, bet taip pat ir turiu tokią truputėlį
Naughty. Mėgstu klasikinius oficinius drabužius. Jinai dabar apsirengus turbūt klasikinį oficinį čia pagal ją. Nu, aišku, jos ofisas. Biški kitoks nei visų šiaip žmonių, tai viskas suprantama. Vienai nėra laiko drabužiams, nes pilna darbų. O kitai nėra laiko vyrams, nes darbai veja darbus. Bus įdomu, tiek vargo dėl to, kad suknelė gerai atrodytų. Gerai, kad nevalgės pusryčius. Gal geriau didesnį dydį nusipirkti. Kaip minimum pigiau. Na, dailu. Tik kad ir iš viršaus ir iš apačios prilaikyti reikia, kad grožybės neiškristų. Gerai, merginos. Kraukimės lagaminus ir į kelią. Viena iššūkių ieškoti, kita nusipelnyto poilsio. Kas, blėt, dar nešioja kelnes tam gumom apačioj? Kurva. Nu ką, tėtukai? Palsiek. Ježiu. Palsiek. Papramogauk. Papramogausi. Tuolę padirbėsiu. Biški padirbėkit, nes reikia biški aptvarkyti čia viską. Gerai, ate. Gerai, ate. Myliu jumis labai visus. Iki. Padirbėsi, tai taip toli. Nu jo. Man šiaip visada kyla klausimas, kur jie randa tuos drabužius iš vis tokius nusipirkti, jūs man paaiškinkit. Nu kurva, nu gyvenime nesu matęs nei tokių striukių jokiai parduotuvai, nei internetiniai, nei šiaip. Tokių savo namus pasiekė Dovilė, kuriai pasisekė, jeigu autobusas privažiuoja praktiškai prie pat namų durų. Tai ko ne gyvenimas? Antonas. Net šuniukas apsidžiaugė nauja gyventoja su mėnuleigiais batais. Bėgam štai. Ir dar katiną turit. O Dieve. Aš myliu gyvūnus. Katinu, prašau, žaikite. Tai gal nusijauti? Ne, pohuojam, toškai. Dievinui. Niu, ateik. Labai. Kai atvyko princesė, čia pasirodė, kad nieko gero nepadarys, bet pamačiau princesę, tai wow, super tokia. Papinga, užpakalinga. Antonas iš tikrųjų. Tudachui, Antonas. Įspūdį, aišku, nepasirviravo kaivytės. Galbūt atleisim už tai. Doviliai pažindinantis su Antonu, Viktorija pasiekė laikinai princesės Dovilės butą. Na, labą dieną šiems namams. Labą dieną Airbnb. Kaip čia tie namai? Nuomojami. O, tualeto durys iš karto atidarytos. Dušas, tualetas. Iškart Viktorija prie reikalo, ko čia gaišti? Reikia apsižiūrėti. Čia sermas gal kokiam veidui teptis. Kurva. Bent kitas anksčiau kvepalus ar kažką padėdavo, Dovilė, blėt. Tiesiog. Kremą, kurvo, nuo saulės padėjus, kad... Nes daugiau nėra ką padėti, ble. Kremą nuo saulės... Ir 3 drabužiai kabo, tai tikrai čia negyvena. Viktorija, tai kad Dovilė niekur negyvena. Ji pas... Nu, nereikia pisti protą. Paulio žmogus. O Jėzu, ką čia su jie daryt? Bet kaimynus gazdina. Tunachai. Nu, nėra jinai labai liekna. Matosi tik tai, kad krūtinga. O, Jėzu, su lateksu, tai jau čia tikrai, tai nežinau, kur nors, gal kokia striptizo šokėja, gali būti. Gali, teisingai, jinai šoka striptizą. Labai teisingas pastebėjimas. Nu, kartais ir balių išeina. Aš sakau, kad ne kažkokia striptizo šokėja. Jep, visiškai teisingai, jinai šoka striptizo šokėja. Kur čia pinigus. tokio eisi? Iš Dubajus. Pasižiūrėkime, ką Dovilė ras mūsų Dubajos pelenės ekspertė, spintoje. ble. Mano mylimiausias dalykas - drabužiai. Matau, kad ir šeimininkė lygiai taip pat mėgsta ką apsirengti. Ir turi ką apsirengti. Aišku, tvarkos truputėlį nėra, bet nieko tokio. Pasidairykim toliau. Dar nežinai, ar ne į lauko tualetą reikės eiti praustis. Aš neturiu net ką pasakyti iš tikrųjų. Čia normali chata. Netgi dabar norėčiau prisileisti tą naruką. Ir gerai, kad nešlapia.
Ir opa, rožinės dramblionės. Ir vonios putų, druskų. Kol viena matuojasi vonios dydį ir apie burbuliukus svajoja, kita matuojasi aukštakulnius ir vakaro planus dėliojasi. O, va kokią seksovą galėčiau vaikščioti. Kur Įdomu, kur gyvatė. varyti reikėtų. Saksova. Su tigriukais. Ne, čia su gyvačiukinė. Gyvatė labiau, ponė, žinokit. Ne tigriukai. Čia ne tigriukai, ponė. Gerai, merginos. Abi pasvajojot, abi panagrinėjote. Ok, tai aš užduotis prasuku, nes čia pochitos užduotis, pamatysim, ką darys, laiką tiesiog pataupykim, nes čia bereikalingas. Nu gerai, žiūrim, kągi čia. Taip. Valgyt Ir dar gamins. su krauju. Na, Tai dažniausiai būna žalia mėsa su krauju. kaip sakoma, kaip mėgstam, pirmiausia, susitvarkom plaukus, kad neprimestume. Gal atvirkščiai, kad plaukų neprimėtytum į maistą, o ne maistą į plaukus. Jėzus, kaip tu plaukučių netrinai vargšė. Nu, bus įdomu. Nežinau, kodėl aš tą vandenį čia kaitinu. Oi. Taip, jo, mes dar turim plunksnų. Man tai tik tai yra įdomu, iš tikrųjų, nu, tipo, nu, pažiūrėjau, kiek pala jai metų tracokas, ne, beveik, ar tai yra tracokas, sakė ta Dovilė. Nu, tipo, per 30 metų tu niekada nesi mačius, blėt, vištienos sparnelio, ta prasme, ir tau čia yra, o, fui, aš jo neliesiu. Blėt, kur, manu? Jau O. bus įdomu. Plunksnį matau. No Tai čia shit, gal blėt. sliginti? Ką daryti? Čia tada dėk. Ta prasme. Nu sparną žiūrėk, kaip yra plunksna. Ir va, taip gausi daryti. Nereikia Svilinti, daryti, eina vištą. ištraukti su peiliu, blėt. Tai Originalu. Nežinau, ar čia toks būdas labai jau tinkamas. Nekartokite to namuose. prasvilinti O, visus. Jezu, ir čia jo, čia yra plunksnas. Taip, ir dabar gausi visur. Pala, čia jau nusvilinom. Aš nedainuosiu. Kol Dovilė Nu ką, bando varom. neprisvilinti savo nagų, Geriau man Viktorija parodykit nuoširdžiai šitą, nes mačiau, kad- burbuliuodama keliauja dainuoti. Pas gerus dainininkus Aš varo. tikrai nedainuosiu ir striptizo nešoksiu. Rūsy kažkokiam. Tik ji dar nežino, kas jos laukia. Sakau, kad dainuosiu. Labą dieną. Tas vizitas. Viktorija. Kazimiras. O, šušalės toksai. Labas. Nes kur Rūsy gyvena, Aš blėt. Viktorija. Labas, sveiki atvykus į mano įrašų studiją. Ar žinai, kas tavęs laukia? Ne, nežinau. Tai mes esam tavo mėgstamiausia grupė Lietuvaičiai. Oi, tu kurva, lietuvaičiai, blėt. Eikit jūs, nakai. Klausotės kas nors? Kas klausotės lietuvaičių? Būkit geri. Išeikit iš... Pala, aš dar noriu pažiūrėti čia, kai jie taip vis, belė kaip užsivedė, jie čia galvoja, kad čia nahui draskomės tą planetą per pusę plėšom gaublį gūrų. Užsitūsina mes, mūsų kaimynai nekes. Eik tu nach. Taip, kurva. Bibi išdėjau, dah. Tavo mėgstamiausia Eina, grupė dah, turėtų apsirgę Lietuvaičiai. dar šitos. Ir mes norime Eina, tau, nachai. kaip sakant, padaryti staigmeną. Gal parepetuokim ir padainuokim visi kartu? Davai, visi davai. Gal tada Galim. pabandysim šiek tiek. Aš prisėsiu, nes man net kojos dreba. Štai ir jums staigmena. Viktorija atmintinai moka savo mylimos grupės dainas. Svajonės pildosi. Nu ką, važiuojam, ne? Tai kaip ir sakiau, šypsenėlės, daug garso, daug šviesos ir viskas bus gerai. Važiuojam. Neilgai. Ar tu prisimeni tą dainą, kuri kart man dainavai? Tu prisimeni tą naktį, kai mane tu bučiavai. Baltijas mėnų žiedai.
O dabar šiek tiek magijos mūsų pasakoje. Ir pasižiūrime, ką iš Viktorijos vokalo sugebėjo išspausti muzikos prodiuseris Karolis Šležas. Nu ir pasiklausom, pažiūrim, ar kažkas gavosi. Panašu, ne? Aš gal nieko nesakysiu, gerai tiesiog. Kurva, what the fuck čia vyksta? Na, puikumėlė! Gerai, kad iš studijos išeisime su tokiomis Kada būtum girdėjęs, kaip tu dainavai iš tikrųjų. O ne su tokiomis, kokiomis atėjome. Visą. Pirmą kartą mačiau tą visą, kaip sakau, tą visą medžiagą, kaip viskas vyksta. Kokiam Rusy, blečiai, tie bernai daro dalykus? Nu, nahui. Net durys neatsidaro. Antonas kaime nesnaudžia, kaip ir vištos, kurios jau išperėjo kiaušinius. Tad tikrai laukia, kol jie bus surinkti. Prašau, duodu krepšelį. Aha. Ir leidžiu pas Antono savo viščiukus. ūkis. Dar net užvadinti yra. Tai kaip? Prašau. O tu kokius turi? Neturiu, prašau eiti. Eik, Kokiais tiesiog atvažiavai, kosminis. tokiais ir įeik. Eik, tu namas, man gaila svaba. Eik, mano vištos pabėgs. Na palauk, atnešiai, norėsi persimausi botus. Palauk, Noriu sekundę. botų. Tuoj atneši Prašau. botus. Norėjote botų, tai prašau. Suna. Malbatą kiškoja. Iš Černobylio botus, blėt, likusius. Dėk vieną ranką ant peties man, jeigu nori, kad nenuvirstum. Op, praktiškai skafandras. Nu, Realiai. Iš šono. Prašau. Labai gerai, kad persijėmiau, nes čia vienas šūdas. Nu tai šūdas yra šūdas. Teisingai, Antonai. Šūdas yra šūdas. Į vidų tenais ieškok kiaušinių. Lys. Čia kur? Eik ir rasi, nu. O, Palauk, įjungsiu šviesą. Antonas mėgsta rašyti, kažkaip užsižiūrėkit. Šuniukui parašęs ant būdos irgi Bela. Ranka užsirašė ženklą irgi pats Antono ūkis. Toks Antonas yra, Eik ir blėt, rasi, nu. mėgsta užpatentuoti viską, ką įmu. Palauk, įjungsiu šviesą. Lys, blėt, į tą vištą. Dovilė, nagi atrodo, kad į labirintą pakliuvai. Dairykis. Vištelė, atsiprašau, nieko nelašti. Bet toks nepatogus, aš susiturėsiu vištidę pas tėvus namie. Nebijokit. Bet čia taip nepatogiai pasidarė turim. tą vištidę, kad eiktų Tai naktį. į mėšlą nelabai mėgstu. Man tiesiog patinka švara. Super, princesė atėjo prie vištų, neįsigando, tikrai labai buvo super. Aš galvoju, nu, bijos eiti į tą narvą vištų. Antonas man Neįsigando patinka, nieko. maladės. Surinko visus kiaušinius. Bet gražiai kokia mažytė. Dirigentas. Kokia minkšta. Nežinau, Oho, kad pistų iš kur tiek drąsos tai taiga? Koks minkštas kailis galima pasidaryti? Ne, negalima pasidaryti. Ką, blėt. Nebijok. Gi kirsti gali nepažįstamą. Va, Oh. jau nusiramina. O, bet gali kirsti, ne? Ai, Galėtų. nekirta, tai gerai. O Viktorija keliauja į Galėtų. Thai House Spa, kur jos laukia nusipelnytas masažas. Pas jumis miela, gražu. Vikauliukus ir išmasažuos visus susispazmavusius raumenus. Kartas, bet Stipriais judesiais ir net visų kūno Masažiuką, svoriu. gal masažą pras... pirmas Oi, kartas, bet kaip tokia... Gerai, nieko neskau, visiems visko būna, bet tai kaip tokia meilinė pasidaryti čia realiai šovė ją iš šautuvo, kurva ta... skausmingas. Kaip tu savo... Gerai, kad suprantu, nenusunku. Kaip Pirmas tokia kartą meilinė... gyvenime jaučiuosi sulaužyta. Šokoladinė. Aš gal jeigu jūs nesupyksit, Hebrytė prasuksiu gerai tą šokoladą, nes... Jūs skubėkime saldumynų. Ne, nelabai namo įdomu, parsivežti. geriau pažiūrėkime. Gardumynai neišpasakyti. Tik Pažiūrėkime skubėkime geriau, ką ta pasižiūrėti, prikepė. ar višta kaime neprisvilo. Nu, sūru. Mano dėmesį truputėlį. Taip. Nu, bet nieko, kai valgyt norit, suvalgysim.
Tai gerai, kad ne visą tą bliūdą. Nu, Persūdė. Gerai. O Tai kur tie vaikai? klausėt, paprašėt padainuoti, va. taip. O Dainuos dabar? Antonui suri vakarienė dar ir su priklausančia muzikinė programa. Nu, davai, O ir dabar mums taip. smagu išgirsti balselį. Ilgai negalvok, nu Jazz. džiazą, nu gerą džiazą. Fly me to the moon and let me play among the stars. Biškelį ritmą. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Another words, hold my hand. Nu, Another words. užtenka, ačiū, viskas. Antonai, ačiū tau, kad pasakėjai. Ačiū tau, seniai, kad pasakėjai. Dainavimo surumų nenuvysi, taip, kad pavalgome ir eisime miegoti. Nu, va, kaip bus gražu. Jėdai. Kaimo žmonės anksti Blek, ir gulėina. man patinka Juk kitą tokie dieną paprasti darbai žmonės. laukia. O didmiestyje Eik, žmonės einam, vakarais valgomi aukso gult. saldainius dekoruoja. Tiek įspūdžių šiandien apie merginoms. Laikas Nu. nurimti ir keliauti atgauti Eikit jėgų gult. prieš rytojaus nuotykius. Miegot. O, Jėzus, Marija, blek. Šiandieną. O kaipgi be video prieš miegą? Princesė eina miegot. Brūkšnelis pelenė. Dienos darbai baigti, mėsytė iškepta. Su Miškučiu. Miškutis irgi man palaiko kompaniją miegui šiandien. Niukam. Buvo ilga nuostabi diena. Rytoj laukia dar ilga nuostabi diena. Labanakt. O Jėzus, kaip senai miegojau tokioj lovai dideliai. Eik tu savo ir dar viena. Be vyro, Šilko be pataluose? nieko. Pizda čia, poniškai. Norėčiau Viena aš pats. lova, o dar kokia mankšta ir kokia didelė. Ai, kaip čia smagu. Viktorijai didžiulė lova vienai išsimiegoti tikra prabanga. Labai jau. Komplimentų lovai labai daug. Labai labai smagu. Nu, Nu, viskas, žiūrėsim, miegot. kas laukia mūsų Rytoj. kitą dieną. Žiūrėsim ir mes. Išaušo nauja diena. O Dovilė iš lovos išsirita beveik įdienojus. Gerai, kad darbų vadovas negriežtas. Prašyčiau eiti persirengti, nes laukia darbai. Nauja Ką tik diena. Antonas čia užsidėjęs. Reikia eiti dirbti. Prašau. Ačiū. Mesti mokote. Mesti? Taip. Mesti vyrus? Ne vyrus, o malkas į vežimėlį. Nu. Išmoksiu. Imam Patys tuos suprantat, pagalius tiesiog, ir metam į vežimėlį. Čia reikia atsargiai, nes čia gali būti vinių. Tai nepersudursi, pirštinės turi. Metam pilną vežimėlį. Mesgi tas malkas, blėt. Reikia visą tą krūvą šiandieną jums suvežti. Kai prastai miegojusiai, tai jėgų nors vežimu vežk. Oi. Šiaip čia Tikiuosi, namų nekenčiamiausias darbas nesugriausiu. būdavo namie malkas vežti ir Gabaliuką. krauti. Pizda. Dabar pagalvoju, prakaituotas, įlipęs, atlipęs pjūvienom, blėt. Jau beveik viskas. Tas malkas visur. Gerai. Naktį nekenčiamiausias Nu, darbas. tai gerai, iki šių gerai. laikų išlikęs su malkom. Gerai, iš to tačkelio. Kai žinau, kad tėvukas veš malkas po namu, negrįžt. Gerai, paskutinė tegu būna, bet tu biškai Cancelim greičiau, nes iš karto. pradeda lyti. Paliksim, susivešim kitą kartą jau. Taip. Sušlapsi labai, jau taip daug suvežiai, daugiau kaip pusę krūvos. Nu, biški reikia į užpakalį spirti, kad jinai biški tempą turėtų, tokia poniutė, žinote, kaip yra. Nu, su užduotim susitvarkė. Antonas nebūtų visada lietaus rankos buvę, ant tai šonų. būtumėm visas malkas suvežė. Šaunuolytė, ne kitaip. Bent kažkiek vargo nuo Viktorijos pečių nuėmiai. Nors šito darbo, ojojoj, dar kiek daug. Nu, va, šaunuolė, už šitą darbą 5. Penkina. Oho, grožio salone buvau paskutinį kartą prieš kokius 3-4 metus. O iš tikrųjų tai grinai grožio salone niekada nesu buvusi, apart kirpyklos paprastos. Nu, man O įdomu. Antono ką čia moteris padarys keliauja dabar iš jos? pasijausti tikrą moterimi. Kur čia eina šį Į kartą? grožio saloną, Ador. kur pagaliau galės save pamatyti visai kitomis akimis. Labą dieną. Ai, jau čia palačiai tas vyras Labą padarė. dieną. Jo. Kęstutis.
Kestutis kurva, kur padarė nesąmonę tada iš tos mergaitės. Blet, pas Kestutį geriau ne. Sveiki atvykę į mūsų gražią saloną Dorė. Kestutį. Laukiame jūsų, šiandien mes pasirūpinsime. Taip, jūsų šukuosiną ir makiažą. Gerai, ačiū. Blet, aš galiu jums labai. pasakyti taip, hebra. Jeigu ateinat į grožio saloną ir grožio salone, va, yra tokie stiklai, blet, su visokiam gėlėm priklijuotum, va, kaip čia kairiai pusė išmarginta. Labą dieną. Ant kulnies ir pis atlauk. Viktorija. Nes Kestutis. ten, va, nu, nieks nebedar. Sveiki atvykę į mūsų gražią saloną Dorė. Bėkit, na, iš ten. Ir nors laiko grožio salone specialistai turėjo tik paprastai šukuosenai, Kęstutis žaibo greičiu Pelenės plaukus ne tik sušukavo, bet ir atliko visiškai naują stilingą kirpimą. O makiažo man meistrė įdomu. pagražino ir paryškino Pelenės veido bruožus taip, kad jį vos savet pažino. Dieve, kurva. O Jėzus, kokia. Blet, kai ateini į šitą saloną, jau pastebėjau antrą kartą ateini į šitą saloną, tai tave nukelia atgal laiku minus 30 metų. Ir tau prideda plus 20 metų. Ta prasme, žmogui 33 metų. Atrodo, blet, kaip pidisoka, kaip į jubiliejų savo pidisokį neitų. Nu kaip, nahui, kaip antakiai, kokie baisus padažyti, kurva. Peleniai virsta. Akys, nu kas, blet, dažo taip akis tam žmogui. Eiktis, nahui, tikrai. Dovilė Nu. dar imasi vieno darbo, kurį jai paruošė Antonas. Taip Labai ilgai blogai. lauktas Labai ravėjimas. blogai. Parauni taip, išrenki ir į kibirėlį sumeti. Nu va, mačiau, kad labai vargai, dirbai, tai aš tau irgi sugalvojau reikmetinę dovanėlę, prašau. Nu. Aš girdžiu. Pagaliau. Ačiū. Prašau. Už gerą darbą geru. Ir nors darbų iki galo nepadarė, po lietumis sulijo. Tai Antonas Antonas nusprendė viešnią jaučiau. pamaloninti Smaugė ir žąsį parengė staigmeną, kad prieš susitikimą su žmona irgi spėtų pasigražinti. Vau, Dieve. kokia prabanga. Pilna vonia putų. Kaip kad atvykusi svajojo. Va čia tai pasisekė. Čia tau vietoj šampano kola, o braškių neturėjau, duodame Bibi. skanaus. Bet smalsumas nugalėjo. O čia jie tikri? Nu, va, ir į gerą čia įmetę. Bele kaip gerai. Cringe, nahui, cringe as fuck. Štai ir viskas. Pasaka baigta. Na ką, pasižiūrėkim, kaip atrodo mūsų Pelenė. Iš tikro, netrodo kaip Pelenė, pradėkim nuo to, nes Štai geriau atrodo. makiažas, permanentinis makiažas, ilgalaikis, matau padarytas, plaukai sutvarkyti, visai tvarkinga moteris. Ta prasme, Pelenės plaukai už tavo sveikesni ir gražesni. Aišku, matosi truputėlį pajuodę pakiai, truputėlį pavargęs veidas. Nustepsi, meloji, ką su mūsų Pelene Viktorija padarė profesionalai. Nu, tikrai, kad nustepsi, kurva. Blet, eik tu nahu, nu ta meilinė, nu hebra, kaip tokia pasidaryta meilinė, blet. Sveika. Labą dieną. Labą dieną. Viktorija. O, dieve, kurva šventas. Prašom, sėdėti. Kurva šventas. Kokie pasikeitimai, nes nuotrauka, kurią mačiau. Nu tai ką padarė tos plaukai. moterys? Ta prasme, nukirpo jai plaukus. Jos veidas yra nustambus, apvalus. Nukirpti, kuo trumpesni plaukai, tuo labiau stambina tą veidą jai. Ir tuo ją daro senesnė. Nukirpo žmogui tuos plaukus, kad ir tiek nukirpo, bet jau yra pizdata prasme. Visą tą makiažą 90-ųjų porno aktorės kažkokios iš rusiškos, blet, videokasetės, kur į tą juostą sukasi. Ta prasme, nu, kur, kaip taip? Bet gražu, gražu. Kaip taip, ne. Gražu, tai gerai, kad gražu vendiški. Tai Viktorija pasako, kaip nuotaikos, kur buvai, ką veikiai. Nu ką, mes buvom Į tą šokoladiniai. saloną Ador gyvenime Labai nieks nevyks, jeigu gražioj, Vilniui labai bus, kada nors skanioj. pamatysit. Taip, Biskit net ir su išlydos į diplomais langą. darėm šokoladą.
Paskui buvau, nežinau, ar tu esi ten buvusi ar ne, kur laužo kaulus. Sportinis masažas turbūt. Nežinau, ten daro tokia kinietė kažkokia moteriškė. Ką mes darėm? Dainavom. Čenkončen. Dainavom. Nu, tai Dainavom. Su kuo? Nu, tai buvo lietuvaičiai. Labai faini berniukai. Jėzus, nu tokie visi ten draugiški ir taip toliau. Ir man liepia dainuoti. Kaip sekėsi? Nu, 4-5 ten kartus padainavau, paskui ten man viską padarė ir galvoju, gal visai ir neblogai. Kokią dainą? Ai, buvot įrašų studijoje? Taip, mes įrašo studijoje buvom. Geras. Taip, mes ten... Kokią dainą? Pelenė įrašė dainą anksčiau negu Dovilė, blėt, kur yra tipo atlikėjai. Tokį turėjom šiandienos epizodą, ačiū labai, kad žiūrėjot, nes aš irgi dabar, žodžiu, gaunas, kad aš juos peržiūriu pat šiaip iš tikrųjų visus epizodus prieš jums išleisdamas, nes prieš 2 metus smailesnis mano, aštresnis tiksliau buvo liežuvis, labiau pjaustė. Plius ten buvo turinys Contribui ir Patreon skirtas, tai ten aš pasakau daugiau dalykų šiaip, čia biškį pafiltruoju. Ten pasakau daugiau dalykų, tai ten yra, kad yra, kurias vietas net turiu iškirpti, tai kas norit pamatyti neiškarpytus, aišku, full tos dalykus, tai kaip ir minėjau, šitos apžvalgos yra Contribui sukeltos, jos senokai yra sukeltos, tai ten yra dalykai, tai aš pats peržiūriu ir pats pakrindžinu kartu su jumis, nėra, kad tik tai rašau pradžią naują ir pabaigą ir varau namo, ne, aš viską turiu peržiūrėti, permontuoti ir pamatyti pats savo akim. Nu tai patiko. Galiu pasakyti, kad patiko. Ačiū, kad esat kartu, ačiū, kad žiūrit mane, kad esat Contribui, kad esat Patreon, kad atvarot pažiūrėti podcastus. Ir viskas, pasimatysim kitą savaitę, arba dar šią savaitę su jumis Contribui ir Patreon. Geros likusios savaitės, nesušalkit. Tikiu, kad pavasaris yra už kampo ir kad paduos mums normaliai karščių. Iki.